yra už 300 tenai. Kelios injekcijos, pamatysi, daugiau bus energijos, truputėlį pasipūs rankos. Tuo metu, kai jinai man parašė, jinai jau sirgo vėžiu, kas tavo Aušra yra svarbiausia gyvenime? 4 dalykai. Tai ar turiu kažkokių tai sėkmės istorijų, ką galėtum papasakoti apie savo klientų, kur tu kardinaliai pakeitei jiems gyvenimą? Kokie tavo santykiai su žmona? Kaip tau pavyksta bendrauti su dukra? Tai aš tau tą 1 mėnesį sumokėsiu, tu užsirašyk. 1 mėnesį, jo. Tai kursai kainuoja 11 000, man 1 mėnesį padės. Kokia ambicija? Ką tu matai per ateinančius 5 metus įvykstant? Ir jau jam gerai. Jau jam gerai. Jo, tiesiog pažiūrėti tą upelį ugnį. Sveiki, šiandien svečiuosi su Bostone pas Artūrą. Artūro sporto salėje, tokia gan charakteringo sporto salė. Artūrai, papasakok daugiau apie save. Kas tu esi pirmiausiai, ar ne? Po to pereisim prie tavo verslo. Visų pirma, esu vyras, savo nuostabios žmonos. Esu patėvis 2 berniukų, su tėtis, vienus mergaitės. Tai turiu 3 vaikus, man 33 metai. Atsikrausčiau į Angliją gal 2012 metais. Ir jo, prasidėjo kelionė po fabrikus, po savęs ieškojimą. Ir būtent trenerio darbas atsirado mano gyvenime, kai susipažinau su savo žmona ir pradėjom kalbėti, ko aš norėčiau būti. Kažkaip, nes tuo metu, kai augau, galvodavau, kad visi žino, ko nori būti, o aš jaučiausi, kad net neįsivaizduoju, atrodė visur. Nei ten visur geras, bet niekur iš vis geras nesu. Toksai būdavo mąstymas. Ir tuo metu labai daug sportavau ir žmona sako, tai pabandyk būti treneriu. Tai ir dabar jau 7-8 metai kaip treniruoju, kai mano pagrindinis darbas. Ir jo, atsidariau šitą sporto salytę. Turėjau svajonę atsidaryti didelę sporto salę, bet su metais kažkaip žiūriu, kad pradėjau suprasti, kad žmonėm reikia privatumo, žmonėm reikia koncentruoto dėmesio ir sporto salė nelabai to galėdavau duoti. Ir pasitaikė proga, atsidariau šitą salytę. Tai gal gali papasakot daugiau apie tą savo tranzitą iš fabriko darbuotojo iki, kai jau tu pasakei viskas stop, šita karjera baigta, pradedu kitą. Jo, labai yra aiškus perėjimas. Tai dirbau gal kokiuose 8-9 fabrikose, tai 100%, dirbau naktinį darbą. Ir dirbau šiukšlių išvežiotojų, gal pusę metų irgi dirbau. Ir gavosi taip, kad pradėjau laikyti savo šitą trenerio kvalifikaciją Bostono koledže ir jinai būdavo tik tai part-time vadinama, ne? Ir dirbau tada ir fabrike, ir važiavau mokytis, ir buvo labai toks intens laikas. Ir baiginėjau tos 3 metus savo ir aišku pasitikėjimo nelabai savim. Ir galvojau, reikia kažkaip tai pradėti dirbti, jo? Ir gavosi taip, kad jinai atsidarinėjo sporto salę naują. Ir aš ten sakau, atėjau, pakalbėjau, sako, tu gali čia dirbti kada nori. Ir sakau, galvoju, gerai, dirbsiu per išeiginės. Ja. Ir tai dirbdavau 5 dienas fabrike, kelias dienas tenai, ten po darbo važiuodavau taip toliau. Ir perėjimas buvo tada, kai nuvažiavau pirmą vyrų stovyklą Lietuvoje pas Donatą Kantakevičių, tai linkėjimai, kuris galiu sakyti, kad, gerai, žmona pirmą pakeitė mano gyvenimą, po to jisai pervertė darį. Nes darėm visokias praktikas tenai ir visi pasakojomės apie savo gyvenimus, viską ir papasakojau savo esamą situaciją, kad dirbu fabrike, bet man patinka treniruoti žmonės. Ir jis man taip, tada buvo jau sekmadienis ir jis sako, kadangi pirmadienį jau turėjau grįžti vėl į fabriką, ir jis sako, žiūrėk, Artūras sako, grįžti pirmadienį ir eini iš karto į sporto salę. Net nedėk jokių raštelių, kad tu išvažiuoji, tiesiog paskambink, pasakai, kad aš nebeateisiu tą darbą. Ir taip ir padariau. Bet nežinau, šiaip tuo metu turėjau jau 2 vaikus, viską ir tikrai nemažai ant pečių savo, bet paklausiau protingo žmogaus. Ir tą 1 mėnesį aš uždirbau gal daugiau nei 3 daugiau pinigų. Tai nuo savo to, ten kas ten buvo, gal 1200, aš ten beveik 4000 uždirbau per 1 mėnesį ir man buvo, what? Čia šitaip galima. Kaip tau vis tiek pavyko tuos klientus susirinkti, ar ne? Dėl to, kad vis tiek čia yra client-based business. Visiškai, absoliučiai. Ir kaip tau pavyko rasti tos žmonės, kurie tavim patikėjo lygiai taip pat, kaip tu pats savim? Tai daug iš tikrųjų buvo ir tų šnekų ir visko, nes aš kai pradėjau tos pirmus metus mokintis, jo,
ir mūsų buvo apie 10 žmonių tam kurse, ir tarp jų ir 4 lietuviai, ir mano draugas netgi buvo, nes mes kartu ėjom. Ir jie visi laukia, kol baigs studijas ir tada dirbs. O aš nuo 1 metų pradėjau kelti skelbimus, kad ieškau žmonių, kurie... Ir taip ir rašydavau, aš esu visiškai naujas trenerio toj specialybei, bet norėčiau pradėti padėti žmonėm. Ir prisimenu, pirma treniruotė būdavo toks mano dylas. 6 varo iš treniruotę, aš atvažiuoju, jūs paimu iš namų, nuvežu į parką, patreniruoju ir parvežu. Tai va toks mano dylas buvo, okei. Ir jo, kas dabar visiškai juokingai skamba, bet kažkaip aš jaučiau, jo. Ir prisimenu, tą pirmą žmogeliuką gavau, aš jį ten nuvežiau, parvežiau, patreniravau, buvo labai kaifas. Ir aš taip dariau, ir po to linkėjimai yra Raimondai Sutkieniai, ir buvo Raimonda pas mane, jinai manim labai patikėjo, ir po to vėl atsirado dar vienas kažkaip žmonės per žmonės. Aišku, galiu sakyti, kad labai pasisekė, nes tais metais, tuo metu labai daug mūsų čia buvo, lietuvių vadinkim, jo. Ir aš kažkaip tai, ir susukau. Bostonas, mažas tas miestelis, visi viską žino. Ir kažkaip vienas patikėjo, antras, trečias. Aišku, po to pradėjau girdėti, kad čia neprofesionalas, čia bando kažką įrodyti, čia mėgėjas, ten taip toliau. Ir jo, tai tas turbūt ir buvo, kad man pasisekė, kad čia buvo daug lietuvių. Buvo keli žmonės, kurie manim patikėjo kažkodėl tai. Ir taip žmonės per žmonės. Nes aš treniruodavau po 15 žmonių per dieną. Čia aš turiu programėlę, kur rodo, kiek aš treniruočių pravedžiau. Tai iki praeitų metų aš buvau pravedęs 8000 treniruočių one-to-one. Tik tai one-to-one, jo. O tavo klientūra lietuviška pagrindė? Pagrindė lietuviška, turiu kelis užsieniečius. Šiaip kalbu pas lietuviškai, rusiškai ir angliškai. Bet ir dabar, kai persikraušiau į Nottinghamą, ten tai jau nebėra taip. Ir iš karto jaučiu, kai man reikia keistis pačiam iš esmės rautai. Čia buvo ir labai gerai, kad aš taip čia dirbau, bet kai išvažiuoju į platesnius vandenis, baigėsi visi tavo lietuviškumai ir taip toliau. Ir turi jau tada, kaip sakant, pradėti vartyti liežuvį ir taip toliau. Niekad nebuvau tas, kuriam labai lengvai ėjosi išnekėti anglų kalbą, jisai, kad, toks akcentas. Toksai ryškus, vadinkim. Ir biški dėl to ir gėdydavus, tai dėl to ir stabdydavau save. Koks yra pagrindinis skirtumas treniruojant lietuvius ir anglus? Turbūt mes vis tiek kitokie esam, sakyčiau. Daugiau praėję esam ir suprantam, kas yra tas hard work vadinamas jo. Ir suprantam, kad ne viskas čia gaunasi labai greitai ir kartais reikia tiesiog padirbėti ilgėliau. Jo. Bet pagrindinis skirtumas tas vis tiek kalbos barjeras. Minčių dėstymas lengvas. Jie labai save irgi moka išreikšti tie žmonės. Tiek pas mane pagrindinė klientūra yra paprasti žmonės, šeimos žmonės, darbininkai taip, kurie turi šeimas, dėl to atsidariau šitą salę, nes čia gali atsivesti vaiką, tarkim. Vaikas sėdi žaidžia, aš turiu čia pažaist, tėvas sportuoja arba mama, vaikas žiūri, jau jisai supranta, kad tėtis ar mama kažką tai čia daro, žinot, kaip vaikui taip užtenka parodyti ir jau raumenis jo. Tai matau, kad labai džiaugiasi vaikai savo tėvais, jo. Bet jo, pagrindinis skirtumas tiesiog turbūt laisvumas, tas toksai bendravimas, jo. Aš žinau, kad tavo labai yra toks holistinis požiūris į šitą dalyką. Gal gali daugiau išsiplėsti? Jo. Čia, kadangi kai treniravau labai daug žmonių, per tą pamačiau, kad ne viskas yra apie pratimus. Jo, ateina žmogus, nes tiesiog, jeigu ateina pas jūs 15 žmonių viens ant vieno, jo, per dieną, tai visi ateina su skirtingom nuotaikom, su skirtingais šeimos, tarkim, viena turi vyrą, kita neturi, kitas turi žmoną, neturi vaikų ir pas jūs visos skirtingos problemos, pas visus skirtingos problemos žmonės. Ir supratau, kad kai žmogus ateina išsisiemęs ir jeigu aš pagal programą jam sakyčiau, vis tiek darom taip sunkiai, aš jam nieko nepadėčiau, nes jis tik dar labiau save nusodintų. Jo? Ir iš pradžių kažkaip bandydavau suderinti ir per juoką daugiau, ir kad leistam žmogui pašnekėti, ir kad jisai tiesiog ateitų ir pajaustų, kad jam čia yra geriau, negu jis kaip atėjo prieš tai. Jo? Ir matydavau, kad keičiasi. Ir tada man pradėjo, kadangi kiekvieną dieną domiuosi apie tą sveikatą, jo, vadinkim, atėjo etsai tokio žmogaus, kurio vardas Paul Check, ir jisai vis metė, kad yra kursai. Aš pažiūrėjau, tie kursai kainavo 330 per mėnesį ir turi komitinti iškart
prisirašyti 2 metam ir aš toksai ir vėl ateina tas atsas ir vėl ir tada buvo beveik rugsėjo mėnuo ir vėl atėjo tas atsas dar kartelį ir kažkaip su mama pašnekėjau ir taip sako, tai aš tau tą 1 mėnesį sumokėsiu, tu užsirašyk. 1 mėnesį, jo. Tai kursai kainuoja 11 000, man 1 mėnesį padės. Ir aš galvoju, gerai, let's go. Ir užsirašiau, ir tenai būtent holistinės sveikatos požiūris, tai yra holistinė pusė plus treniruotės. Tai visas tas mokslas suskirstytas, kad yra pagrindiniai 4 segmentai, tai yra judesys, poilsis, maistas ir laimė. Ir pagal tai, praktiškai, kai žmogus dabar ateina, aš matau, ko jam trūksta. Praktiškai matau, nėra taip, kad iš karto, bet vis tiek kaip išsikalbė, iškart matosi, ko jam trūksta. Jeigu žmogus neturi laimės, o tai yra tikslo siekimo kažkokio bent jau gyvenime, tai tu jam daug tų pratimų nedavęs, jis vis tiek nieko jam nepasidarys. Tai va, tai pabiškai aiškinamės šitai, dadedam pratimus, kvėpavimo pratimai, meditacijos ir panašiai. Tai visa tai realiai pagal žmogų. Ir tada supratau, kad sporto programas nelabai veikia, nes vėl dėl to pačio požiūrio. Jo. Yra žmonės, kuriem veikia, va tokia dalis, ir yra, kuriem reikia daugiau specializuoto tokio. Tai ta holistinė, jo, tai čia ir gebėjimas matyti, ko trūksta žmogui. Tai ar turiu kažkokių tai sėkmės istorijų, ką galėtum papasakoti apie savo klientų, kur tu kardinaliai pakeitei jiems gyvenimą? Jo, nežinau, ar vardus galiu sakyti, bet, tarkim, imsiu turbūt vieną iš pirmųjų klienčių, Raimondą mūsų, tai, čia labai ilgai mes su ją dirbam, gal 3 ar 4 metus, kol jinai neišsikraustė į Londoną. Tai prieš įsikraustinamą sako, man nesvarbu viskas, man blogiausiai, kad aš palieku tai vadinkim taip, nes turėjom labai gerą ryšį. Tai tuo metu, kai jinai man parašė, jinai jau sirgo vėžiu, keletą mėnesių, nei aš, nei jinai to nežinojom. Ir irgi norėjo numesti svorį žmogus taip toliau ir aš neturėjau nei kvalifikacijos, bet norėjau padėti tiesiog, tai aš ateidavau tiesiog ir mūsų treniruotės prasidėjo taip, kad mes kartu einam ant tą kelią. Ir viskas. Tai aš tam net klube nedirbu, mes kartu ateinam kartu sportuoti ir einam ramiai ant tą kelią. Tai čia pati pradžia buvo. Tai dabar, jeigu imti tada ir dabar, jinai jau nusimetė ten 60 kg ar kažkiek, ten jau, kur žiūri nuotrauką žmonės ir net nesupranta, ar čia tas pats žmogus ar ne. Ir praėjom labai daug. Tai čia turbūt tokia gal geriausia, vadinkim, nes man atrodo, kai dirbi šitoj sferai, tu neturi labai daug žmonių su tokiom nuostabiom istorijom. Labai dažnai žmonės ateina, užsidegę, kažko labai nori, bet tam reikia ryžto, valios, pasiaukojimo, laiko ir žmonės dažniausiai paeina 1-2 mėnesių ir ta didžioji dauguma, jie atsirašo, vadinkim taip. Bet pagrindė pas mane ateina žmonės su nugaros skausmais, su sąnarių skausmais, su tie, kurie tiesiog nori pradėti kažką tai daryti. Ir aš jiems stengiuosi parodyti tą dalį fitneso sveikatos, kuri nėra labai sudėtinga. Pati pradžia, nes viskas yra nuo pačios pradžios iš tikrųjų. Tarkim, sporto salė pilna yra mašinoje, treniruoklių vadinam. Žmogus pirmą kartą ateina, iš karto eina ant treniruoklių. Treniruokliai yra, kai žmogus treniruoja tam tikrą kūno dalį. Bet kai tu pradedi, turėtum pradėti nuo viso kūno. Ir čia didžiausias skirtumas, jo. Ir tada žmogus, tarkim, vietoj pritupimo daro ten staklėse kažkokį spaudimą, bet tai jam nieko iš esmės neduoda. Okay? Tai taip, tas holistinis požiūris, jo. O daugiau tų istorijų pas mane website yra ten prikelta tų žmonių pasikeitimų, nes ką dažniausiai žmonės mato? Nukritusi pilvą. Jeigu ateina žmogus su pilvu, išeina be pilvo. Valio, sėkmės istorija. Bet tai vėl, čia jeigu žiūrint iš tos vienos tokios perspektyvos. Bet tarkim, metimas alkoholio, rūkymo, pasikeitimai šeimoje, bendravimas su šeimos nariai, niekas to nemato. Taip. Niekas nemato. Bet tik tai aš ir tas žmogus žinom, kad tai įvyko dėka to, kad jis atėjo, pradėjo jisai investuoti, pradėjo treniruotis, mes pradėjom mokyti vienas kitą, galima sakyti. Ir dėl to įvyko didžiausi pokyčiai. Klausimas dabar, Artūrai. Aš pati nesu sporto fanė, niekada nebuvau. Kaip tokiem kaip aš užsimotyvuoti sportuoti?
Labai Ar tu paprastai. turi kažkokių pratimų, kažkokių trikų, ar ne, kaip, Jo. nu, vat, perlip save. Jo. Taip, sportas yra sveikata. Geriausias visur trikas, visi jie vat, žino. ką tu darai, kur pasisamdai trenerį raidė. Atskaitomybė. Jo, žinokit, tie žmonės, kurie nemėgsta sportuoti, jie man visi tą pačią dainelę sako, kai jis pasakė. Jo, kad aš žinau, kad aš esu užsirašęs ir man reikia nueiti ir viskas. O kita dalis, kurios nieks nedaro, nors reikėtų daryti, tiesiog bandyti mėginti kitas sporto šakas. Jų yra begalės absoliučiai, jo. Su svoriais, čia vienas dalykas yra, jo. Tada tu gali eiti bėgioti, tada gali eiti šokti ant stulpo, važinėti, ta prasme, maksimaliai, bet šito žmonės nelabai bando. Kažkodėl, nes aš žinau, kodėl, nes tu eini kaip naujokas. Reiškia, tu turi parodyti savo silpnybės, vadinkim, kad pirmą kartą muš su raketė, gal tu net nemoki tos raketės laikyti, jo. Nemoki pritupimą padaryti ir panašiai. Tai parodyti save, koks iš tikrųjų esi, tarkim, silpnas, tai čia viskas su tuo gerai yra. Bet žmonėms yra tas labai sunku. Tai trikų jokių nėra. Nėra trikų, iš tikrųjų. Nu, tu tiesiog. Kaip tu dabar vis tiek, labai daug trenerių visokių išeina į online platformas įvairias ir taip toliau. Kaip tu susitvarkai su šito dalyku, kad žmonės turi mažiau laiko, visi nori daugiau, gal per kompiuterį tas treniruotės turėti, nes fiziškai atvažiuoti užtrunka. Kaip tu su tuo? Pas mane tai yra labai maža dalis. Buvau pradėjęs daryti naujoko iššūkį, tokį grinai naujiems žmonėms. Jo. Tai man parodė, kad aš irgi galiu pasiekti rezultatų su žmonėm. Tarkim, pradėjau sausį ir dabar turiu 3 žmonės, kurie pasiekė rezultatą. Jo. Bet man kaifas yra vis tiek. Bet aš manau, kad mes turim vis tiek save laužti ir adaptuotis prie tų naujų laikų. Man žiauriai sunku tas. Ir aš tiem klientam pats skambinėjau tada ir klausiu, kur siūs, jie net atrodo, nes vėlgi tu turi atsiųsti, ką tu valgai, ką tu tenai sportuoji, jo. Vėl jiem kažką ekstra siūs, vieni gėdys, kiti bijo, kiti neranda laiko, jo. Bet jo reikia adaptuotis 100%. Ar tai yra tokia pati gera paslauga kaip 1:1? Ne, be šansų iš vis. Nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, kas liečia, pavyzdžiui, maisto, jo, tu gali sudaryti tam žmogui maistą, nu tu ten nepagaminsi jam to maisto, kai jūs pasigamins taip. Bet kas liečia visą fizinį užsiėmimą, be šansų. Kad tai bent kažkiek sulyginti. Mat, jo. Tai nebent labiau tinka žmonėm, kurie jau žino, ką daro, jo, jau žino, kaip, kad tupent reikia, tarkim, kelienus iš šonus padaryti, kad nesusilenkti jo. Bet naujas žmogus, jis ten pradės ten kažką daryti ir tikriausiai ir nebedarys. Dar kita dalis yra, kur daro online treniruotės grupinės žmonėm. Turime ten tokių, daug, kurie daro aukšto lygio treniruotės online naujiems žmonėm. Čia yra blogiausia, ką galima daryti. Dėl pinigų jo, žmonėm pinigų labai tenai fainai ateina. Bet duot sudėtingus pratimus ir net neįrašyti į aprašymą, kad tai yra pažengusiems žmonėm, o tik tai pateikti, kad ten per 7 dienas numesi kažką ar per 10 ar per 12, nes pilna yra žmonių labai naivių, kurie nori tik sumokėti, lengviausia yra sumokėti pinigus. Sumokė ir jau atrodo pusę darbo padaryta, bet iš tikrųjų niekas nepadaryta, nes reikia dirbti dėl to jo. Tai yra skirtumas, kur online treniruotės ir tu iškart pasakai žmogui, kad pradėsim nuo pagrindų, jeigu tu esi naujokas, ir tarp to, kur tu duodi masėms gražių pratimų. Žinau, kad organizuoju vyro stovyklas, dirbi su vyrais. Papasakok daugiau apie tai. Tai būtent nuo Donato, kaip mano pakeitė gyvenimą, tai aš ir galvojau, kad ir aš galiu prisidėti prie to jo. Tai rimtas dalykas, dalykas. Aš to kol kas dar nedarau kaip biznio, tokio kaip kažkokio tai, kur mešiau iš vien reklamas, kad vyksta tada ir tada. Man dažniausiai iš pašaukimo ateina, aš jaučiu, kad reikia jau. Įmetu skelbimus, tarkim, į kitos datos Bet su vyrais ką, mes einam į mišką arba į kalnus. Tai pirmus 3 metus eidavom į kalnus, dabar paskutinius kelis metus einam į miškus. Skirtumas tarp tų yra, pastebėjau, kad jeigu einam į kalnus, tai žmonės labai nusikala. Jo, nes vėl neateina sportininkai, man nereikia sportininkų, man reikia paprastų žmonių, kurie užsisukė savo rutinai ir jiems tiesiog reikia biškį restarto. Tai ir su tais paprastai žmonėmis mes einam per miškus, kūrenam laužą, kaip senais gerais laikais, kaip vaikystėje, šokinėjom per vandenį.
Lakstom, darom pratimus, kvėpavimo pratimus, treniruojamas, aš jam, tarkim, rodau, kaip daryti irgi va, tos paprastus kūno pratimus, kilnojam akmenis. Nu, ten prisigalvoja jau daug, kad ten ir nelabai eina į kamerą sakyti, nes žmonės tiesiog nesuprasto, kol... Ar didelis populiarumas, nes aš kiek žinau, moterų stovyklų yra labai daug ir visos moterys eina ir labai yra populiaru. Tai moteris, vyrų nėra populiarus dalykas, tai ar yra... Vėl mes grįžtam prie to, kad tu eini ten, kur tau reikia truputį parodyti savo tos silpnumus, vadinkim, jo, ir jautrumus, o vyrams čia yra, wow, jo. Ir kadangi mes esam, vėlgi, aš maždaug į lietuvius daugiau einu, ateina anglai, bet kadangi nedarau tokio biznio, tai taip ir tas ir yra, kad vis tiek daugiau lietuviai. Bet vyrams, yra tiesiog, ką aš į vyrų stovyklą, ką aš ne vyras. Aš taip pat sakiau per pirmą stovyklą, kai man... Tai aš nuvažiavau pirmą stovyklą, sakydamas, ką aš čia ne vyras, ir aš ten nuvažiavau tik todėl, kad mano žmonos draugė buvo nupirkus savo vyrui, tas vyras negalėjo ir man buvo bilietas ir jo, absoliučiai jo. Bet buvau su to mąstymu, ką aš ne vyras. Jo. Bet kai tu nuvažiuoji ir tu pamatai, kad net ne apie tai ten yra iš tikrųjų, net ne apie tai. Susėda, tarkim, 10-20 vyrų į ratą, be jokio alkoholio, ten visokių, kas dabar labai populiaru, ir kalbės tiesiog. Ir pasakai, kas tu. Daug žmonių net negali pasakyti, kas aš esu. Jo? Ir bandai, neišeina, paklausai to rato, vėl grįžta prie tavęs, kas aš. Kas aš. Jo? Ir ten labai daug išlenda ir demonų, bet labai smagu, kad susirenka vyrai, labai tokie paprasti, vadinkim, jo, be jokių kas čia aš ten vairuoju BMW, aš ten tą darau, ten net nėra kalbų apie darbą, apie mašiną, kad kokia aš ten, ką turiu namą ten. Tu tiesiog vyras. Visas labai paprastos temos. Kokie tavo santykiai su žmona? Kaip tau pavyksta bendrauti su dukra? Kaip tavo ryšys su sūnum? Va, paprasčiausi dalykai. Kas tau labiausiai nesiseka bendraujant su sūnum? Ir žinai, tada tas vyras toksai iš pradžio tam pasibiškuoti ir po to, aš nerandu su jo bendro ryšio. O, super. Kodėl? Dar 10 vyrų sėdi, kurie ten turi irgi sūnų. Aš taip, pavyzdžiui, su sūnum ten bandau daryti tai, kas jam patinka, ten valandą. Ir tas galvoju, gal aš irgi pabėginsiu. Visiškai paprasčiausiam kontekste. Labai įdomu. Okay? Jokių tablečių, jokių gėrimų, jokių ten kažkokių stebuklingų dalykų. Va, paprastai. Taip, kai mes tam sėdėm labai. Artūrai, kokia ambicija? Ką tu matai per ateinančius 5 metus įvykstant pas save gyvenime, veikloje, versle? Iš esmės, šiuo metu, jeigu taip nuoširdžiai, esu labai pasimetęs, tai esu toksai ir ten, ir kažkur. Čia turbūt tas persikraustymas daug lėmė, kad ir tas pasimetimas toksai. Ir negaliu tiksliai pasakyti, žinau, kad aš eisiu padėti žmonėms, žinau, kad aš jiems padėsiu, jo. Kokiu būdu, turbūt labai panašių, gal kažką tai yra planų ten, kaip visada, aš esu toks minčių generatorius daugiau. Toksai viduj, tokia jaučiu ugnelę, kad noriu namuose pasistatyti sporto salę, pirtį, šaltą kubilą ir galbūt pradėti namuose daryti daugiau ir online užsiėmimų žmonėms. Iš tos pusės ten rodyti ir panašiai, mokinti ir būtent kviesti pas save, kad nereiktų galbūt taip toli važiuoti, nes tu neprivažinėsi kiekvieną mėnesį ten, bet pas save kviesti, daryti tos pačius pratimus, treniruotės, kvėpavimus, meditacijas. Labai matau, netgi tokį, atrodo, jaučiu, kad gali taip įvykti, jo. Taip dabar toks. Ir dabar yra dar viena tokia idėja. Iš tikrųjų pas klientą nusipirko miško didelį gamalą ir galvoju, kad galbūt ir man ten pavyks įsipaišyti, nes jaučiu, kad vyram reikia miško kažkodėl. Ir kodėl aš jaučiu, nes ir mačiam man jo reikia, bet aš jaučiu, kai mes ten ateinam, kažkaip kitaip. Kažkaip kitaip tiesiog. Jokio Wi-Fi'aus nieko, jokio ryšio dažniausiai nebūna. Tiesiog sėdi, žiūri viens į kitą. Kalbėjau, bendrauju, taip. Ir matau, kad tie žvilgsniai vyrų būna tokie, jie atsisėda ir žiūri tą upelį, jo. Tiesiog žiūri. Ir jau jam gerai. Startas. Jau jam gerai. Jo, tiesiog pažiūrėti tą upelį, ugnį. Ir dar jeigu biškai sugrįžti prie to mokymuose, jo, tas holistinės, jo, tai yra tokie du tokie segmentai, tai yra workout
jo, tą, ką mes darom dažniausiai, yra work-in. Jo, tokios dvi savokos. Tai workout yra treniruotės, fizinės treniruotės, o work-in yra, tarkim, meditacija. Taip. Jo, ir balansas tarp šitų. Labai yra daug sportininkų, kurie tik vien sportuoja, bet šitos dalies nieko iš vis nedaro. Ir vis tiek jie nelaimingi. Žiūri į veidrodį, nepatinka. Ne, ten mačiau gražiausių žmonių, gražiausių kūnų ir jie žiūri į tą veidrodį ir jiem vis tiek tai ten, vietoj to, kad tiesiog pasidžiaugti. Jo. Tai va tas work-in yra darbas su savim, jo, saviugdava, ką mes darom, jo, vietoj to, kad iš vien tik treniruotis ir bandyti pasiekti kažkokio to išorinio grožio. Tai va tas ir labai smagu, kai galima balansuoti tarp work-in ir workout. Ir tu netgi gali daryti pratimus, tarkim, joga yra. Tai nėra workout. Jo, kokia ten yra bhakta joga, ar kokia, kur tiesiog darai ramiai pratimus, jo, ir viskas, ir darai. Ir tavo, jeigu tu nustoji daryti tą workout, jeigu pas tave buvo iškelto, darai daugiau work-in, jie susilygina, tavo kūnas tiesiog nusiramina ir tu dar patampi stipresnis, ramesnis, ten, kur reikia daugiau energijos ir panašiai. Tai va toks labai įdomus šitas. Ir čia vėl tas workout, work-in. Jeigu daug dirbi, čia tavo workout. Pasėdėti namuose su žmona, su vaikais, čia yra tavo work-in, nes tu va sėdi. Tu negalvoji apie pinigus, negalvoji apie kaip čia man tą biznį ir panašiai. Tai va, tai tokia. Gerai, tai pakalbėkime apie pinigus. Ar geras biznis yra toks, vat, ką tu darai, ar ne? Būti personal treneriu? Galiu pasakyti taip, treneriais išbūna iki metų laiko žmonės. Tai arba išbūni iki metų, arba keiti sritį. 100%. Čia aš Bostone, tarkim, dirbau čia paskutinius 6-7 metus, nei vieno trenerio nebuvo, kuris dirbtų tiek, kiek aš dirbau. Aš apie lietuvius kalbu, o apie anglakalbius, tarkim, keli yra, gal 2 ar 3, iš labai daug. Okay? Tai parodo, kad tiesiog neišsilaiko žmonės. Okay? Neišsilaiko dėl daug variantų. Visų pirma, koledže labai prasta informacija, kas liečia, kaip dirbti su žmonėm. Jie, tarkim, moko, kad sudarykit žmonėm programą maisto, sudarykit pratimų, kiek jiem reikia padaryti, kokios pertraukos ir va čia volia. Jo? Niekas nemokina, jeigu žmogus ateina su tokiais pečiais, kokius jam duot pratimus. Jo? Jeigu jam ateina su skaudančia nugarą, kokius neduot pratimus. Čia labai daug niuansų. Ir jeigu tavo galva neveikia tokiu būdu, tokiu, kur tu turi matyti, ko tam žmogui reikia, tu tiesiog pasimeti, nes tavęs to nemoki. Okay? Tai kas liečia pinigus, jo, viskas priklauso nuo to, kiek tu turėsi privačių sesijų. Sporto salės komercinės nemoka nieko pinigų. Tu tenai gauni minimum, plus dar turi sumokėti mokestį, kad tu jiem dirbi. Tai realiai tu ten nieko negauni. Realiai. Tavo dirbi. Va. Bet jeigu tau pavyksta susirinkti klientų, tu tada uždirbi pinigų. Aš uždirbdavau čia pagrindė iki 5000 svarų per mėnesį, bet čia kai varydavau jau tu ryte atsikeli, tu pasižiūri tavo sąrašą žmonių toksai, ir suki. Viskas priklauso nuo tavo kainų, jo, kiek tu nes tu kainą gali bet kokią, kaip ir sakiau, pradėjau nuo 6, 7, ten 10, 15, 20, dabar 35 pas mane. Pigiai, vis dar pigiai, jo. Ir va taip va kilnos, jo. Tai viskas priklauso nuo to, kiek tu klientų turėsi, jo. Tiesiog va taip. Dabar yra labai daug mistikos, labai daug niuansų, vieni traukia į savo pusę, kiti traukia į savo pusę. Kas yra vis dėlto tas sveikas gyvenimas, nes vieni sako nevalgyk mėsos, kiti sako valgyk mėsą, nes yra proteinai. Ir toks confused.com, kas dabar vaikščioja socialinėje medijoje, ar ne, ir koks tavo požiūris tai? Visų pirma, veidrodis yra tavo number one, toks vadinkim. Jis pasako, tai jeigu atsistoji prieš veidrodį, toks koks esi, tavo veidas, jeigu išbertas, oda išberta, jeigu čia yra kas yra, jo, arba kaip tik nieko nėra, jo, tai pasako, kad kažką netaip darai tiesiog. Klausimas, ką netaip darai, jo, ir pradedi žiūrėti savo, ką tu valgai, jo. Dabar internetas pilnas, kaip ir sakot, visokių tų, bet nėra, kad tu negali kažko tai valgyti, yra tik tai tau, kas netinka. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu per dieną valgai daug batono, tai galbūt reiktų sumažinti to batono kiekį. Jo? Bet iš pradžių reikia suprasti, kodėl, kas yra batonas. Nu ir prasideda.
cukraus kiekį tenai kelia, užkemša skrandį, išpučia pilvą, glutenas, taip toliau, daug dalykų. Tai dėl to, kai žmonės pasiema trenerį ir jeigu dar sveikatingumo treneris, jisai gali labai daug apie tai paaiškinti, jo. Dabar, kuom skiriasi sveikatingumo treneris nuo varžybinio trenerio? Okay? Nes, žiūrėkit, jūs matote mane, aš nesėdžiu kaip šitas, ne? Labai yra daug kultūristų, jo. Kultūristas yra didelis žmogus, dažniausiai, apie kultūrizmas ir sveikata yra labai taip vienas nuo kito, ypač profesinis, jeigu profesionalus tiksliau, jeigu tu eini ant scenos ir taip toliau. Ir tas žmogus vis dėlto gali žinoti apie sveikatingumą daug ko, bet dažniausiai taip nėra. Tada mes turim vaistus, jo, farmakologiją. Vėl, kitas dalykas. Ten, jeigu tau treneris, tarkim, tu paprastas šeimos žmogus, jo, ir aš noriu tiesiog geriau jaustis. Ir ateinu pas trenerį ir jis man kažkaip sako, žiūrėk, yra už 300 tenai kelios injekcijos, pamatysi, daugiau bus energijos, truputėlį pasipūs rankos, turėsi daugiau pasitikėjimo savim, daugiau energijos, geresnis libido bus. Tai kaip linksi galvo, kaip fainai, ne, nuo to. Ir tas žmogelis sėdi, jo, noriu. Okay? Treneris jam pardavė, žmogelis susileido, bet jam nepasakė visų kitų, kas jam gali nutikti. Jo, pašalinių poveikių. Tai viską, ką tą sakiau, viskas atvirkščiai. Okay? Tai vat, turbūt tai, ką žiūrit, tai nekvaili žmonės patys suprantat, kad iš vis, jeigu treneriai rinktis, reikia žiūrėti maždaug pagal savo gyvenimo tokį, kad jau tas treneris nebūtų, kad jūs žiūrit visiškai skirtingas pusės. Tarkim, jeigu aš rinkosi žmogui, kurį aš lygiuojuosi, jo, man tas žmogus turi turėti vaikų, nes aš pas turiu vaikų. Jeigu dar yra patėvis, tai super, nes aš esu patėvis, jo. Jisai turi nevartoti jokių irgi ten vaistų, ten farmakologijos, nes aš nenaudoju. Okay? Tai turi būti kažkiek tos values, ne, angliškai vertybės turi kažkiek sutapti, nes jeigu ne, nu tai ne. Ir tu tiesiog įgauni tas vertybės, kurių tu net nenorėjai, jo. Nes ir iš vis mes esame vertybė, kas tavo aušai yra svarbiausia gyvenime, 4 dalykai. Svarbiausia? Nu, ant ko tavo stovi visas. 4 paprasti dalykai. Savirealizacija, asmeninis augimas, estetika ir šeima. Super. Ir jeigu aš ateinu su priešingom vertybėm ir tau bandau jas tenai, ne fainai, nes net nereiktų, jo. Bet yra labai didelis nesusipratimas sporto industrijai, sveikatos industrijai, kas yra, kodėl tas žmogus vaikšto toks. Niekas nesupranta, paprasti žmonės nesupranta. Ir jie galvoja, kad aš ateisiu pas jį ir aš būsiu toks. Nebūsi. Moteris, kaip keistai, irgi supranta visą, jeigu pakilnos truputėlį svorių, jos įsivaizduoja, kad bus tai kaip tokie vyrai, kur dideli vaikšto. Kažkodėl įsivaizduoja jo. Ir tada eina vien tik ant takelio arba bėgioja. Tai yra kardio. Kardio gerai širdeliai, plaučiams, taip, degina riebalus, bet degina ir raumenis. Jeigu tu vien darai tai, tada tu sudegini ir tą. Ir tau žiūri, kad nugaras skauda. Kodėl? Taigi aš sportuoju. Nes tu vien tik darai vieną pusę. Nes turi treniruoti ir jėgą. Jėga treniruojasi, jie treniruoja ir sąnarius, ir raumenukus, šiek tiek. Kiek kūnui reikia, tiek ir atsiranda. Jeigu tu natūraliai sportuoji, kiek kūnui reikia, tiek ir atsiranda. Neatsiras daugiau. Okay? Tai toks nesusipratimas yra. Labai daug nesusipratimų. Labai. Kad ten reikia po 2 valandas sportuoti, po 3, ten, kad reikia 7 dienas per savaitę sportuoti. Labai daug. Tai kiek reikia? Kiek tau reikia, ar ne? Iki valandos, jo. Valandą. Kiek mes kalbam valandą per dieną, per savaitę? Tai vėlgi priklauso nuo žmogaus. Jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau vyras, kuris dirba statybose po 12 valandų, man turbūt nereiktų sportuoti net daugiau nei 3 dienų per savaitę, čia max 3. Ja. Bet jeigu toks kaip aš, dirbu ant savęs, turiu daug laisvo laiko, gerai išsimiegu, gerai valgau, kontroliuoju vandenį, iš vis labai kontroliuoju daug ką, tai aš galiu eiti ir sportuoti kiek noriu, ir man nieko neatsitiks. Jo? Tai labai vėl priklauso nuo to. Tai aš sportuoju iki 6 minučių maždaug, tai 10 minučių apšilimui, prasitampimui geram ir kažkur 50 minučių geram išsiliejimui tokiam. Viskas ramus. Ir nėra taip, ir nėra ir taip, ne? Bet aš atrodo taip, kaip noriu atrodyti, vadinkim šitą. Artūrai, sakei, kad
ne visi treneriai išsilaiko rinkoje ilgai. Tai va tiek, tikrai. Kokį galėtum duoti patarimą, jeigu va, žmogus, ambicingas berniukas, mėgstų sportuoti, nori būti treneris, kaip išsilaikyti to rinkoje, kad neperdegti ir nepasiduoti? Tu turi grinai stengtis dėl kitų. Nes sportininkas ir treneris yra du skirtingi dalykai, absoliučiai. Absoliučiai. Ir jeigu tau nerūpi kiti žmonės, net nes tu tiesiog, dėl ko ateina treneris iš tikrųjų, vat kaip ir aš minėjau iš pat pradžių, man patinka sportuoti, super, bet jeigu nebūtų patikę padėti kitiem, tai ne. Ir labai daug jaunų žmonių ateina, ir netgi truputėlį ir gaila, nes iš tikrųjų trenerio specialybė yra labai faina, mes labai daug ko ten išmokstame apie kūną, psichologiją, kaip viskas veikia ir panašiai, bet taip sunku tą išnaudot, nes paprastas džiau, kaip sakant, ir jis ateina, jam neįdomu. Jis nori numest pilvo. Ir jeigu tu nesugebi tos informacijos pateikti, tai va čia antras turbūt taisyklė, kad tai, kad tu nori duoti žmonėm, reikia sugebėti kažkaip ištransliuoti ir duoti. Okay? Kad nekalbėti vien, jeigu tu matai žmogus ateina perdegęs, perdegimo kokie simptomai, visas toksai nervingas, negali be telefono, rankos tokios, ten jo kvėpavimas sutrikęs, ten arba nieko nevalgė šiandien, jis sako, aš nieko nevalgau, aš nenoriu. Ir tu žinai, kad jis grįž vakarė ten prisivalgys jo, tai su juo reikia iš ten ir dirbti. Okay? Tai čia antras dalykas. Ir trečias, labai rekomenduoju susirasti nekomercinę sporto salę, kur kažkoks tai būtų gal nesenai atsidarius sporto salė. Galbūt, kur ateini ir matai, kad tas gym owneris, kuris valdo viską, jis yra irgi toksai pasinešęs, vadinkim, kad padėt žmonėm. Nes yra labai, labai sunku išsilaikyti komerciniai sporto saliai, vien dėl tokias, kokias jie suteikia sąlygas. Okay? O pas komercinį, ne pas paprastą žmogelį, tu visai ką gali su juo susitarti. Nes aš kai pradėjau mokėti 150 svarų per mėnesį. Tai nėra daug, kad galėčiau ten dirbti, turiu omeny. Nes dabar moku 650 komerciniai. Tai 650 jau yra, kaip sakant. Kainos atsineša po to. O tu dar turigi atidirbti kažkaip ir dar uždirbti kažkiek tai ir taip toliau. Tai įsivaizduokim 19 metų trenerį, kuris ką tik pradėjo. Ir jam atmokėti 650, tai yra rimta. Tai pradėkit ir čia turbūt kaip visur savo biznį kurkit. Nes tada tu kažkaip gali, kažkaip ir laisvai, pavyzdžiui, aš va treneris bet aš ir, pavyzdžiui, ateina žmogus, matau, kad nervuotas, paguldau jam to kilimo, padarom kvėpavimo pratimų. Tu sporto salę nepaguldysi. Muzika duoda tenai viską, ten žmonės vaikšto, žiūri keistai ir taip toliau. Nepadarysi. Čia aš galiu daryti praktiškai, kas ant liežuvio gal ir ką aš jaučiu, kad reikia padaryti. Nes ta nuojauta irgi labai daug yra, man atrodo. Ir žmogus jaučia, kad ateina, kad jis ne pagal šabloną čia viskas varom. Irgi tai svarbu. Tai trečias dalykas, kurkit savo biznį nuo pat pradžio. Ir tai nuo šitų trijų dalykų. Tai čia, užtenka. Jeigu pavyks tai padaryti, tai wow. Ačiū Artūrai, kad įsileidai. Sveikata. Ačiū, kad parodėjai savo šitas wow patalpas. Kaip ir minėjau, labai panašu į mano ofisą, todėl man ir patinka. Iš tikrųjų, tikrai linkiu tau sėkmės išsigryninti tas ambicijas, žinai, didelės, kartu sakai dabar tokiam periode. Ir linkiu tau tikrai visko, ko geriausio. Ačiū. Nes tu darai, gerą darbą. Gerą darbą, jo. Ir to darbo gero negali labai daug duoti, jeigu pats gerai nesijauti jo arba gerai nesėdi. Savo rogėsi. Tai ar stengiuosi dabar, kad kartais sunkoka, bet stengiuosi vis tiek kažkaip. Jo. Ačiū. Į sveikatą.